Sveiki sugrįžę prie mūsų šaltinių analizės. Šį kartą gilinamės į temą, kuri internete, tiesiog gyvybiškai svarbi. Tai efektyvių reklaminių tekstų kūrimas. Tikrai taip. Mūsų pagrindas šiandien straipsnis reklaminių tekstų rašymo patarimai reklamai internete. Ir tikslas, manau, aiškus išgvildinti tuos svarbiausius principus ir svarbiausia praktinius patarimus. Būtent. Kad tekstai ne šiaip savo būtų gražus, bet kad veiktų. Kad skatintų veiksmą, taip. Tiksliai. Gerai. Tai gal keptime į darbą tada. Pradėkime nuo pradžių. Kas tas copywritingas? Straipsnėje pabrėžiama, kad tai ir menas, ir mokslas. Taip, čia geras apibūdinimas. Nes tai nėra tik, žodžių rašymas. Tai psichologija, kaip tu tai žodžiais paveiksi žmogų. Ir šaltinis labai gerai skiria kelis tokius, pamatinius akmenis. Kokie jie? Pirmiausia, ir čia, manau, svarbiausia, pažinti savo auditoriją. Giliai. Ką jie galvoja, kokios jų problemos, ko jie nori. Be šito, viskas kita bus tiesiog spėlionės. Supratau, vadinasi, nešaudyti į tuštumą? Tikrai ne. Antra, aiškumas ir paprastumas. Reikia vengti sudėtingo žargono rašyti taip, kad žmogus suprastų iškart, be pastangų. Aha, ir dar ten buvo tas momentas, kuris man labai įstrigo – koncentracija į naudą, ne į savybės. Būtent. Čia yra, sakyčiau, esmų esmė. Žmonės neperka grausto, jie perka skylę sienoje. Jos domina rezultatas. Ką jie gaus iš to? Kaip jų gyvenimas pagerės? Taip, lygiai taip. Ir tada, aišku, patraukli antraštė. Tai pirmas dalykas, kurį pamato. Jei neužkabins viso gero. Durys į tekstą, kaip sakoma. Tiksliai. Ir galiausiai tas kvietimas veikti. Labai aiškus. Ką konkrečiai žmogus turi padaryti toliau? Paspausti, užsiregistruoti, pirkti, reikia pasakyti. Logiška. Nes kitaip tiesiog perskaito ir išeina. Deja, taip dažnai nutinka. O kaip dabar su tom naujom tendencijom? Straipsnėje minimos kelios aktualijos 25-iems. Personalizacija, etika, dirbtinio intelekto, DI įrankių naudojimas. Kaip čia viskas atrodo? Taip, čia įdomus poslinkiai. Personalizacija tai yra tekstų pritaikymas konkrečiam segmentui ar net individui. Tai logiškas žingsnis link didesnio efektyvumo. Žmogus jaučiasi suprastas. Labiau įsitraukia. Būtent. O DI čia dvejopas reikalas. Viena vertas tai nepaprastai galingas įrankis. Gali greitai generuoti idėjas, juodraščius, padėti suformuluoti. Bet. Kyla klausimų, etikos klausimų. Originalumas. Ar tai tikrai tavo mintis? Autorių teisės. Skaidrumas, ar turėtume sakyti, kad tekstą padėjo rašyti DI? Taip, straipsnėje irgi pabrėžta, kad vartotojai dabar labai vertina sąžiningumą, tikrumą. Ir labai teisingai pabrėžta. Pasitikėjimas yra kertinis dalykas. Technologijos yra tik įrankis. Žmogiškas ryšys, autentiškumas, jie niekur nedingsta. Gal net tampa svarbesni. Tai čia natūraliai pereinam prie tų, amžinai aktualių praktinių patarimų, ką realiai daryti. Straipsnis siūlo keletą konkrečių metodų. Pavyzdžiui, sena gera AIDA formulė. Dėmesys, susidomėjimas, noras, veiksmas. Klasika, kuri vis dar veikia daugeliu atveju. Tada AB testavimas. Antraščių, tekstų, mygtukų. Oi, šitas tai būtinas. Absoliučiai. Tai vienintelis būdas sužinoti, kas iš tikrųjų veikia tavo auditorijai, o ne tik spėlioti pagal nuojautą. Grinai duomenimis pagrįsti sprendimai. Tiksliai. Dar minimi socialiniai įrodymai, atsiliepimai, klientų istorijos, įvertinimai. Kas irgi kuria pasitikėjimą. Tiesa. Labai stipriai. Jei matai, kad kiti pirko ir džiaugiasi, daug lengviau pačiam nuspręsti. Dar patarimai dėl skaitomumo trumpi paragrafai, sąrašai. Kad akiai būtų lengviau. Taip, struktūra labai svarbi internete, kur dėmesys trumpalaikis. Ir, žinoma, nepamiršti SEO raktinių žodžių integravimas, bet natūraliai neperkraunant. Tai jei reikėtų išskirti vieną ar du pačius svarbiausius iš šitų praktinių žingsnių. Sudėtinga, nes jie visi svarbus kaip grandinės dalis, bet jei reikėtų rinktis, tai turbūt AB testavimas, nes tai leidžia nuolat tobulėti, ir socialiniai įrodymai dėl to pasitikėjimo faktoriaus. Supratau. Tai ką, apibendrinam, atrodo, kad sėkmingas reklaminis tekstas internete yra, toks strateginis kokteilis. Taip, tikrai reikia suprasti auditoriją,
Kalbėti aiškiai, fokusuotis į naudą Nuolat testuoti, kas veikia geriausiai, ir kurti tą pasitikėjimą. o naujos technologijos kaip D, jos atneša ir galimybių, ir iššūkių, ypač etikos srityje. Būtent. Ir svarbiausia, ką norėčiau pabrėžti, tai nuolatinis mokymasis. Rinka keičiasi, įrankiai keičiasi, žmonių įpročiai keičiasi. Reikia nuolat adaptuotis. Šiandien aptarti principai tvirtas pagrindas pradėti ar pasitikrinti. Tikrai taip. Geras atspirties taškas. Ir pabaigai, kaip visada, klausimas pamastymui. Įdomu, ar ateityje DI technologijos galės, visiškai pereimti kūrybinį tekstų rašymą reklamai, o gal visgi tas unikalus žmogiškasis elementas, empatija, kūrybiškumas, gebėjimas užmegzti tikrą ryšį liks nepakeičiamasis. Kas iš tiesų kūrė tą tekstą, kuris ne tik informuoja, bet ir paliečia? Geras klausimas. Manau, dar ilgai diskutuosime šią temą.